klausėsi, bet tik pagarbiai. Tačiau Trumpas vakar vėl pareiškė, kad jam Grenlandijos reikia. Esą jis nenori taip sakyti, bet tekse ją pasisavinti. Dabar vienintelė šalis grasinanti Grenlandijai yra, tiesą sakant, Jungtinės valstijos. Jei jis turėjo galvoje Kiniją ar Rusiją, jos Grenlandijai negrasina, jos neturi jokio intereso pulti Grenlandijos. Jis sakė, gal Grenlandijoje tarnaujantys Amerikos kariai, kai rytoj viceprezidentui pasakos apie padėtį, įtikins jį, kad sala dabar grėsmių nejaučia. Lietuvos bankas pristatys proginę 2 eurų monetą skirtą gynybai. Taip pat vyks diskusija apie gynybos finansavimo šaltinius. Apie viską tiesiogiai kalbame su Lietuvos banko valdybos pirmininku Gediminu Šimkumi. Labą rytą. Labas rytas. Pone Šimkau, pradėkime nuo monetos. Kodėl nuspręsta ją skirti gynybai ir kokie simboliai jai yra pasirinkti? Tai yra moneta iš serijos, kuri skirta šalies ir visuomenėms aktualiams paminėti. Ir turbūt nereikia ieškoti didelio pagrindimo, kad gynyba ir pasirengimas gynybai šiuo metu yra viena didžiausių mūsų šalies aktualijų. Mes į apyvartą išleidžiame šiandieną 2 eurų proginę monetą, kuri skirta yra gynybai. Ir, tai sakyčiau, unikali ir labai